Tai balandžio 23 dieną, 12 valandą, mes vėl renkamės ir Sąjūdis už Lietuvos miškus organizuoja dar vieną mitingą prie Lietuvos Respublikos Seimo, nes būtent tą dieną, 14 valandą, Seimas jau galutinai žada priimti šį įstatymą. Politika yra tai interesų gynimas ir bet kokiu atveju kiekvieną iš mūsų, bet koks politinis sprendimas valdžioje liečia kiekvieną realiai iš mūsų. Įstatymas apima realiai visą visuomenę, jeigu žmonės, tiksliau Seimo nariai jį priima, tada jis palies bet kurį iš mūsų. Mes norime ginti interesą Lietuvos gamtos, norime, kad ji būtų graži, miškai, na ir tiesiog, kad jie nebūtų paversti visa Lietuva karo zonomis. Jie pasakojo, kad jie buvo Kapčiamiestyje, kalbėjo su žmonėm. Na, žmonės sako tiesiog, kad mes niekur neįsim iš čia. Tai negi mus dabar paims ir išvarys iš mūsų namų. Gaila, kad valdžia neišgirsta žmonių, neišgirdo Kapčiamiesčio bendruomenės, kad jie atvyko į susitikimą su kariuomenės atstovais ir krašto apsaugos ministru, kai buvo suformuota gyva 8 kilometrų eilė, kai žmonės vasario 16 susirinko ir paminėjo vasario 16, taip irgi išreiškė nepritarimą Kapčiamiesčio poligonui, kai jūs organizavote jau ne vieną, jau antrą protestą ir trečiąjį, mes matome susidomėjimą socialinėje erdvėje, tačiau valdžia negirdi stipriai. Tai yra labai skaudu man kaip piliečiui, kaip Lietuvos Respublikos piliečiui, kai šitokiais diktatūriniais metodais Lietuvos Respublikos Seimas, prezidentas, ministerijos, vyriausybė elgiasi su savo piliečiais ir su nacionaliniu mūsų turtu. Miškai, valstybiniai miškai yra mūsų visų Lietuvos Respublikos piliečių turtas. Sveiki, mieli bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Šiandien laidoje dalyvauja Gintautas Niukšta, teisininkas, Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininkas, protesto prieš Kapčiamiesčio poligono organizatorius. Sveiki. Sveiki. Na ir balandžio 14 dieną įvyko antrasis protestas prieš Kapčiamiesčio poligoną, kuriame taip pat aš irgi dalyvavau, kalbėjau ir nuo scenos, ir buvo darbo diena, žmonių tikrai atvyko, tačiau Seimo nariai neišgirdo visuomenės nuomonės ir prabalsavo antroje stadijoje už Kapčiamiesčio poligoną. Tai kaip jūs vertinate praėjusį protestą ir kodėl jis nepadarė įtakos valdantiesiems? Vertinu patį mitingą labai gerai. Esu labai dėkingas visiems mitingo dalyviams už jų įsakytą poziciją, už tai, kad žmonės nėra abejingi tam, kas vyksta Lietuvos Respublikos Seime, kai praktiškai dauguma Seimo narių, drįstu teigti, balsuoja už tai, ko iš tikrųjų nesupranta. Ir mūsų rezoliucijoje buvo nurodyta, kad reikia atmesti Kapčiamiesčio poligono įstatymo projektą, kad reikia Seimo nariams kreiptis į vyriausybę, kad ši parengtų miškų ūkio strategiją. Taip pat buvo prašymas mitingo dalyvių, kad Seimas priimtų nutarimą dėl parengiamojo referendumo, ar tikrai Lietuvai reikalingas dar vienas poligonas. Tačiau kol kas jokių atsakymų neturim, o Seimas, kone vienbalsiai nubalsavo už šį projektą. Tai balandžio 23 dieną, 12 valandą, mes vėl renkamės ir Sąjūdis už Lietuvos miškus organizuoja dar vieną mitingą prie Lietuvos Respublikos Seimo, nes būtent tą dieną, 14 valandą, Seimas jau galutinai žada priimti šį įstatymą. Tai mes stengsimės dar kartą įtikinti Seimą, kad to nedarytų, arba įstatymą atmestų, arba darytų svarstyme pertrauką, nes šitas įstatymas nėra suderintas nei su tarptautinė, nei su ES teise, taip pat su nacionaliniais įstatymais. Ir matėme, aš kaip pats ir filmavau, dariau tiesioginę transliaciją, mačiau, kad atėjo Seimo narys Ignas Vėgėlė, vėliau
jūs ir nuo scenos jį pakalbinote, jis pasakė apie balsavimą ir taip toliau. Ar daugiau Seimo narių su jumis susisiekė, ar jie išreiškė kažkokį tai palaikymą dėl šios akcijos, dėl protesto, pavyzdžiui? Ne, tiesiog yra ta grupė žmonių, kurie balsuoja ir turi savo poziciją, bet dauguma Seimo narių, na, netgi kai kurie nenori susitikti su mumis, bando išvengti, įsakyti savo viešą nuomonę, kodėl jis balsuoja už šį projektą. Na, tai rodo, kad tai yra kelių žmonių projektas. Ir labai gaila, kad vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas nerado laiko pakalbėti su visuomenė, o kiti du pagrindiniai asmenys, kurie rodo labai didelę iniciatyvą, turiu omeny premjerę Ingą Ruginienę ir krašto apsaugos ministrą Kauną, tai šitie žmonės į politiką, na, galima sakyti, pateko visiškai atsitiktinai ir praktiškai jie neturi jokios nei patirties, nei, kaip pasakyti, savo pozicijos, ar tikrai reikia naikinti Kapčiamiesčio girią tam, kad įkurtumėm dar vieną Lietuvos kariuomenės treniruočių stovyklą. Tai tikrai yra absurdiška, nes nėra nei atlikti nei apklausos, nei įvertintas poveikis gamtai. Tai suprantama kelia didžiulį nuostabą ir kartu nepasitikėjimą Lietuvos Respublikos Seimu, kuriam beje vadovauja buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Bet su vienu iš politikų, mačiau, buvote susitikęs, tai buvo Druskininkų meras, tai ir pasidalinote kažkokiu tai fragmentų pokalbio, tai apie ką kalbėjote ir gal jis davė kažkokiu tai patarimų, pavyzdžiui, kaip, nes vis dėlto jam pavyko apginti savo teritoriją ir poligonas buvo iškeltas nuo Druskininkų toliau. Tas mūsų pokalbis buvo labai nuoširdus ir aš bandžiau merą įtikinti, kad jam reikia rodyti daugiau iniciatyvos, kad Kapčiamiesčio seniūnija būtų prijungta prie Druskininkų savivaldybės, kad šitie puikūs miškai taptų Druskininkų savivaldybės miškais ir galbūt mes galėtumėme steigti naujas poilsio zonas, nes tai yra puikūs terapiniai miškai ir tiesiog plėsti kurorto zoną. Bet ir pats Ričardas Malinauskas, kuris puikiai pažįsta šitą Kapčiamiesčio girią, žino jos vertybės, žino, kokie ten turtai yra gamtos. Jisai sako, aš nesuprantu, niekaip nesuprantu, kodėl buvo priimtas šitas sprendimas. Ir kaip jisai sakė, na, nebent Baltarusija ir prezidentą Lukašenką paerzint. Štai tai, ką kalba Druskininkų savivaldybės meras, tai iš tikrųjų, na, jeigu jau jo tokia pozicija yra, kad jis nesupranta, tai ką kalbėti apie tuos eilinius žmonės. Na taip, iš tiesų politika yra tai interesų gynimas ir bet kokiu atveju kiekvieną iš mūsų, bet koks politinis sprendimas valdžioje liečia kiekvieną realiai iš mūsų. Įstatymas apima realiai visą visuomenę, jeigu žmonės, tiksliau Seimo nariai jį priima, tada jis palies bet kurį iš mūsų. Mes norime ginti interesą Lietuvos gamtos, norime, kad ji būtų graži, miškai, na ir tiesiog, kad jie nebūtų paversti visa Lietuva karo zonomis. Tai natūralu, kad tai yra politika ir tai yra labai gerai. Tačiau sugrįžkime tada prie to pačio protesto. Balandžio 23 diena. Iš esmės jau liko, na, realiai poryt. Labai greitai bus vėl darbo diena. Tai dabar... Tai aš nuoširdžiai kviečiu visus Lietuvos žmonės, labai prašau jų atvykti iš įvairių Lietuvos regionų, kad mes priimtumėm kartu dar vieną rezoliuciją dėl Lietuvos miškų išsaugojimo. Taip pat prašytume Seimo, kad atmestų arba darytų Kapčiamiesčio poligonų įstatymo priėmime pertrauką ir toliau kalbėtųsi su visuomenė ir su Kapčiamiesčio bendruomenė, nes per mūsų svarstymus, per Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį nebuvo atsižvelgta nei į vieną Kapčiamiesčio bendruomenės pasiūlymą. Tai rodo, kad, na, važiuoja buldozeris ir žmonės žiūrėkit, kaip tas buldozeris, na,
kerta Kapšiamiestį, taip reikėtų sakyti. Labai liūdna yra ir dabar tik tai visuomenė gali išgelbėti šitą Kapšiamiesčio gyrę. Seniausia, viena seniausių, vertingiausių Europos gyrių. Na taip, iš tiesų tikrai labai gerai, kad organizuojate šį protestą. Pati Kapšiamiesčio bendruomenė, mes matėm ir praeitą kartą buvo atvykęs vienas iš Kapšiamiesčio bendruomenės narių, jis ir kalbėjo proteste, nepabijojo. Ir kaip dabar, ar su jumis dar susisiekė pačių tų Kapšiamiesčio bendruomenės narių, nes čia bet kokiu atveju į patį protestą atvažiavo žmonės iš visos Lietuvos. Ir pats sutikau pats atvykau ir iš Mažeikių, buvo ir iš Šiaulių, ir iš Klaipėdos, ir iš Lazdijų, ir iš Druskininkų, žodžiu, ir iš Vilniaus, tai čia ką tik iš Kauno, tai čia ką tik pavyko pakalbinti ir su kuo pakalbėti. Tada kaip Kapšiamiesčio bendruomenė, ar pati su jumis susisiekė ir ką jį galvoja? Žinote, mūsų mitingė dalyvavo ir garsių aktorių, ir garsių režisierių. Ir aš esu labai dėkingas kultūros žmonėm ir jie pasakojo, kad jie buvo Kapšiamiestyje, kalbėjo su žmonėm. Na, žmonės sako tiesiog, kad mes niekur neįsim iš čia. Tai negi mus dabar paims ir išvarys iš mūsų namų. Iš tikrųjų yra labai daug tų žmonių, tokių, sakyčiau, iš kartos į kartą užaugusių Kapšiamiestyje. Ir kai prie manęs Albinas priėjo mitingo metu ir dabar Albinas sako, aš einu iš kiemo į kiemą, kviečiu žmonės į mitingą, tai iš tikrųjų rodo, kad, labai žmonėms skauda dėl to, ką valdžia ruošiasi padaryti. Ir labai simboliškai, ir dabar aš esu Vingio parke, matau, kaip žmonės džiaugiasi tą atgimusią gamtą. Vakar buvau Sakurių parke japoniškam sodelyje. Irgi pilna žmonių ir kažkaip sunku yra suvokti, kad šalia už kelių šimtų metrų yra Seimas, kuris greitai pasiūs medkirčius į Kapšiamiesčio gyrę. Na, tai yra taikos metu visiškai nesuprantamas sprendimas ir nepagrįstas sprendimas, juolab, kad ir tų argumentų nėra. Ir, pavyzdžiui, labai liūdna yra klausytis mūsų krašto apsaugos ministrą, kai jo žurnalistai klausia, tai kodėl jūs negalite numušti tų oro balionų, tai atsakymas yra toks, kad ir Amerikai nepavyksta numušti Kinijos balionų, nes jie skrenda labai aukštai. Na, tai irgi rodo mūsų dabartinės valdžios pasiruošimą priimti šitą įstatymą. Praktiškai tai yra įsakymas kelių žmonių, Seimo frakcijų nariams, ir aš labai abejoju, kiek iš tikrųjų yra tokių, kurie ramia širdim balsuoja už šitą įstatymą. Nes kai parodė miškų reforma geriausiai parodė, kad buvo priimta per vieną dieną šitas miškų įstatymas, sunaikinta 43 pelningai dirbančios urėdijos, išvaryti tūkstančiai žmonių, o rezultatą šiandien matome, kad miškų urėdija visiškai nesusitvarko su darbu, vadovas piknaudžiauja savo tarnybiniais įgaliojimais. Žodžiu, yra ne tik miškuose, bet ir mūsų valstybės institucijose tikras chaosas, kurį reikia kuo greičiau keisti ir labai prašau žmonių ketvirtadienį atvykti. Ir jeigu vis dėlto Seimas priims šitą įstatymą, mes šį šeštadienį balandžio 25 renkamės prie prezidentūros Daukanto aikštėje ir tada siūsime žinią Lietuvos Respublikos prezidentui, ginkluotojų pajėgų mūsų vyriausiajam vadui ponui Nausėdai, kad šis įstatymą vetuotų. Na taip, iš tiesų gerai, kad imatės iniciatyvos, gaila, kad valdžia neišgirsta žmonių, neišgirdo Kapšiamiesčio bendruomenės, kad jie atvyko į susitikimą su kariuomenės atstovais ir krašto apsaugos ministru, kai buvo suformuota gyva 8 kilometrų eilė, kai žmonės vasario 16 susirinko ir paminėjo vasario 16, taip irgi išreiškė nepritarimą Kapšiamiesčio poligonui, kai jūs organizavote jau ne vieną, jau antrą protestą ir trečiąjį, mes matome susidomėjimą socialinėje erdvėje, tačiau valdžia negirdi stipriai. Tai dar kartą pasikartosiu, džiugu, kad tai organizuojate ir lygiai taip pat kviečiu atvykti ir taikiai išsakyti
nuomonę dėl Kapčiamiesčio poligono, pasakyti ne Na, balandžio tegul 24. valdžia diskutuoja su visuomenė, tegul daro pertrauką šito įstatymo prieimime, jeigu jie mano, kad tikrai tas įstatymas yra reikalingas. Nes, pavyzdžiui, tie susitikimai, kurie vyko Kapčiamiestyje su Kapčiamiesčio krašto žmonėm, su Lazdijų rajono žmonėm, na, paimkim, kad ir patį pirmąjį, kai kariuomenės atstovai mušasi savo į krūtinę jauni vyrukai ir sako, mes jūs apginsim ir čia Kapčiamiesty ir Klaipėdoje. O nuvažiavęs į Lazdijus, kariuomenės vadas patarė nekramtyti gumos himno giedojimo metu. Na tai rodo irgi, kaip kariuomenės tyčiojasi, kad kariuomenės vadai jau yra įsitikinę, kad jūs čia šnekėkit, ką norit, darykit, ką norit, įstatymas bus priimtas. Ir dabar aš jaučiu žmonių nuotaikas, kad, na, jūs einat prieš vėją. Aš nesuprantu, prieš kokią vėją aš einu. Aš gyvenu teisiniai, demokratiniai valstybei ir sakau, kad šiandien šito įstatymų tikrai nereikia. Jeigu jūs manot, kad tikrai to reikia 10 poligonų, tai visų pirma paskelbkim referendumą, atsiklauskim visos tautos ir tada nuspręskim, kur jį statyti. Ar tikrai jį reikia statyti 100-metei girioj, kuri turi vieną iš geriausių Europos girių vardą. Tai yra labai skaudu man kaip piliečiui, kaip Lietuvos Respublikos piliečiui, kai šitokiais diktatūriniais metodais Lietuvos Respublikos Seimas, prezidentas, ministerijos, vyriausybė elgesi su savo piliečiais ir su nacionaliniu mūsų turtu. Miškai, valstybiniai miškai yra mūsų visų Lietuvos Respublikos piliečių turtas. Ir mes turim aktyviai visi dalyvauti to miško kiekvieno savo teritorijoje gyvenančio miško valdyme. Tai aš labai kviečiu visuomenę būti aktyviems ir, na, įsakyti savo poziciją. Tylėjimas reiškia sutikimą, visišką abejingumą, tai kas vyksta mūsų valstybėje. Balandžio 23 dieną, 12 valandą, taip? Taip, 23 dieną, 12 valandą, vėl pradėsime eilėmis, muziką, skaitysime eiles, prisiminsime Anykščių šilelį ir kreipsimės asmeniškai kiekvieną Seimo narį, ištardami jo vardą ir pavardę. Tai po 2 valandų bus Seimo posėdis. Na, gal ateis pas mus Seimo nariai, gal pasisakys, gal jie tikrai turi tų argumentų, kurių mes nežinome. Deja, šiandien šito įstatymo būtinybė tikrai nėra pagrįsta. Vargu, ar turinys jau būtų pasakę. Bet kokiu atveju dėkoju Jums dar kartą už iniciatyvą ir balandžio 23 dieną 12 valandą prie Seimo. Tai ačiū Jums, kad sutikote dalyvauti laidoje ir iki sėkmės. Ačiū Jums, kad kviečiat jaunimą į mitingą balandžio 23 dieną 12 valandą. Ačiū labai Jums.